Tai dabar šnekam apie labai svarbi ir dažna tema yra alkoholizmas. Tai būtent alkoholikų gydymas, kai mes pakylam į 7 būties planą, alkoholikus gydo, aš matau, ką daro, ar ne, tai alkoholikus gydo jie dėdami ant operacinio stalo arba guldydami į ežerą. Tai jeigu esam healeris ir matom, kad vyksta tai turim žinoti, kad tai yra normalu, kad tai yra būtent alkoholiko žmogaus, kuris turi alkoholizmo sutrikimą, gydymas. Būtent pats alkoholizmas yra susijęs, prisirišęs su grandinėmis prie pomirtinio gyvenimo. Reiškia, kad juos tempia pomirtinis gyvenimas. Ir būtent alkoholikai niekada neis į gausą, nei į finansinę gausą, nei į pinigus, nei į santykius, nieką, ar ne, jie visada būna pririšti prie pomirtinio gyvenimo. Alkoholikas neturi galimybės išeiti į gausą, nes jisai yra prisirišęs prie pomirtinio gyvenimo. Dabar labai svarbu, alkoholikas, jis savyje nešasi tą tuštumos jausmą, dėl to būtent alkoholiu jis bando ją pripildyti. Alkoholiko energija aplinkui, kai pasižiūrim, yra labai tiršta. Kai būna ar healeriai, arba tiesiog, ar ne, jie turi labai lengvą energiją. Alkoholiko energija yra labai, labai tiršta. Jam yra labai sunku, nes pati energija aplinkui jį yra be galo tiršta. Ką mes galim padaryti dėl tokio žmogaus, tai būtent besąlyginės meilės siuntimas. Tai yra tai, ką mes galim padaryti, nes tada labai dažnai alkoholikai jie patys nesupranta tos problemos ir patys net ir nelabai nori iš jos išlipti. Tai mes galim siųsti besąlyginę meilę ir tai galima daryti, nes tai yra vienintelė gydymo atšaka, kurią galima siųsti be klientų sutikimo. Ką mes dar galim padaryti? Dar galim pastatyti kambaryje ametistą su turmalinu. 10-15 cm atstumu galime pastatyti šiuos akmenis ir būtent turmalinas, jisai būtent išlengvina tą energiją, kuri yra geriausiai būtų jo miegojimo zonoje, nes yra pakankamai ilgas laikas praleidžiamas. Tai išlengvina energiją ir būtent padaro tą tokį susijungimą lengvesnį. Tai ametistas tai yra susijungimas tarp žemės ir dieviškojo kanalo. Tai pradžioj galime tiek. Tuos akmenis, kadangi energija yra labai tiršta, jo kambario energija bus be galo tiršta, tai reikėtų vienas arba padėti ant žemės, lauke ant žemės pasivalyti, tada galime nuplauti vandeniu 1 kartą į savaitę. Galime palikti mėnulio šviesoj, kad išsivalytų, bet juos reikėtų pravalyti dėl to, kad pavyzdžiui, aš kaip dirbu su klientais, tai aš statau savo akmenis aplink selenito angelą. Bet šiuo atveju nepavyks tai daryti dėl to, kad labai tiršta energija tiesiog jį supa ir jau jam reikėtų 1 kartą per savaitę tikrai tos akmenis nuplauti tekančiu vandeniu. Ir mes esam labai susiję ir kai mes esam labai susiję, tai gaunasi taip, kad jeigu aš ir perduodu alkoholizmą arba santykį su vyrais, tas žmogus, kuris yra priekyje, jeigu jisai yra keičiasi, jis keičia ir bernius.